brangus mūsų laisvai ir kritiškai podcastų žiūrovė. Šiandien mūsų laida yra apie autorystės autentiką ir dirbtinio intelekto vietą. Iškyla daug klausimų, kas yra tikrasis autorius, kuomet tiek daug pagalbos pasiūlo dirbtinio intelekto įvairios programos. Mūsų laidoje šiandien svečias profesorius Gediminas Karoblis, kuris yra Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, ir kaip visuomet profesorius Gintautas Mažeikis. Ir mano pirmasis klausimas būtų tiek Gintautui, tiek Gediminui, kaip jūs matote šitą klausimą būtent humanitariniuose moksluose, kuomet mes turim tokią tūkstantmetinę tradiciją, kad tekstas, genialus tekstas, Šekspyro tekstas, jis yra susietas tiesiogiai su vardu, su autoriumi. Daug ginčų dėl Šekspyro autorystės. Yra versijų, kad ten buvo 7 Šekspyrai ir taip toliau. Aristotelio raštai, Platono raštai, dialogai, vardas ir tekstas. Ir štai dabar mes turim tokį radikalų pokytį, kuomet tos ribos tarp autoriaus ir dirbtinio intelekto yra nusitrynusios. Ir štai humanitariniuose moksluose iškyla klausimas autorystės. Ar nepasikartoja antrą kartą Rolando Barto garsiosios esė autoriaus mirtis, kurios mintis buvo, kad nesvarbu, kas yra autorius, svarbu yra, ką tekstas sako. Ar mes šiandien toliau galime taip kalbėti, kad, ir kad nėra aiškios ribos, kas yra autorius? Tai jums žodis tada. Gediminai, ką jūs manot šito klausimu? Man nėra čia kažkokia naujiena, iš tikrųjų ne pirmas kartas, bet jeigu aš taip galvoju, aš iš skirtingų perspektyvų galvoju, ir viena iš mano perspektyvų yra šokio pasaulis. Ir aš čia bandysiu tą išlaikyti mūsų pokalbyje, nes Šekspyras pavyzdys, ar ne, mes imam tos literatūros autorių pavyzdžius kaip paradigminius, bet jeigu paimsim šokį, tarkime, Šventą pavasarį arba Fauno popietę, gal net šitas yra geresnis pavyzdys. Malerme eilėraštis, Debussy muzika, Nižinskio choreografija ir paskui galbūt yra, sakykime, atlikimas Bežaro ar Baryšnikovo. Tai žiūrėkit, tai kas tada yra autorius? Mes žiūrime tą fauną šokantį scenoje ir visa eilė, plejada žmonių ir tikrai genialių žmonių prisidėjo prie kūrimo. Ir negali nei vieno išbraukti. Ir tada, kada mes kalbam apie tokius kūrinius, tada mes renkamės. Ir aišku, dažnai sakytų, tai čia Debussy muzika, pavyzdžiui. Bet gal kažką Nižinskis irgi turi bendro, jeigu jie dirbo kartu. Arba Malerme, aišku, paimtas eilėraštis ir taip toliau. Tai daugia autorystė nėra kažkoks ypatingas reiškinys ir čia su dirbtiniu intelektu turbūt nesusiję. O problema yra, aišku, kad atsiranda dirbtinis veikėjas, aš sakyčiau, dirbtinis kūrėjas, kuris tampa bendraautorius. Ir ką su tuo daryti? Tai geras klausimas. Bet pirmiausia, reikia priimti daugia autorystę. Jai atsiverti ir tai yra ne kažkoks naujas ypatingas dalykas, nors gali būti ir vienas autorius, kaip mes įprastai mąstome. Aš pritariu Gediminui, kai Gediminas sako apie bendrą autorystę, kurią kas nors išpildo galutinai kaip galutinį produktą, vienas ar keliese.
Ir aš čia prisimenu tokį dalyką, kad nuo Renesanso laikotarpio žmogus buvo apibūdinamas kaip mikrokosmas, tik ne visai ir ne visiems buvo aišku, kas čia yra, kodėl žmogus yra tas kosmas arba daugybės kažkokių tai elementų sąveika. Vėliau jau 20 amžiuje buvo pabandyta pakeisti mikrokosmo sampratą į žmogus kaip mikroorganizacija. Žmogus pats yra mikroorganizacija. Ir tai, ką Gediminas čia paminėjo, kada atsiranda meno kūrinys ar tekstas, tai bet kuris tekstas ir yra mikroorganizacija, tik jame yra lyderis, kuris lyderiauja ir žinoma yra ir kuris rodo savo kūrybinį potencialą. Ir dirbtinis intelektas, nesigilinant į šitas mikroorganizacijas, yra vienas iš tų mikroorganizacijos dalyvių. Nei geresnis, nei blogesnis. Jis tiesiog yra įtraukiamas kaip pagalba, kuris gali padaryti vieną ar kitą dalyką, kaip anksčiau mes įtraukdavom, pavyzdžiui, biblioteką. Kai kurie autoriai, kada rašo knygas, pavyzdžiui, Francis Yates, kada rašo savo didžiulius tyrimus apie, tarkime, baroko laikotarpį, taip tenais 3 puslapius rašo padėkų visokiom bibliotekom, kurios dalyvavo kartu rašant šitą knygą. Bet nesakome, kad tos bibliotekos yra autoriai, bet kita vertus jinai padėkoja ir mes suprantame, kad tos bibliotekos veikiausiai suteikė įvairią pagalbą. Ne tik tai davė knygas, bet ateidavo, patardavo, atverdavo, galėjo, diskutuodavo, įsitraukdavo į kažkokią tai aplinką. Ir taip šitas kūrinys iškildavo. Tai šiuo atveju bibliotekos juk niekas nenurašydavo ir neapvogdavo. Tai dabar mes, kas yra dirbtinis intelektas, tai yra sofistikuota biblioteka, labai sofistikuota biblioteka. Ir kuri čia patau iššoka ir kuri daro kažkokį sprendimą. Bet mes galim ją fetišistiškai arba animistiškai išpūsti iki naujos dievybės arba naujo asmens ir priimti iš tą naują asmenį kaip konkurentą. Matau, Gediminas ginčytis nori, malonu. Malonu, Gintai. Aš taip sakyčiau, yra mąstymo apie, aš net nevadinu dirbtinio intelekto, kodėl. Pirmiausia, kada mes galvojame, mes turim suprasti dirbtinė atmintis, dirbtinė vaizduotė, dirbtinė ta, pavyzdžiui, tie robotai kinų, kurie dabar čia per naujus metus kinų šoko ten super, tai jie dirbtinė atlikėjai. Jų funkcija yra atlikti. Kažkieno kito funkcija dirbtinai vaizduoti, pažadintina. Kita dirbtinė funkcija gali būti dar kažkokia sudėlioti žodžių grandinė, kuri logiškai jungtųsi. Tai čia vienas dalykas. Ir beje, Linas Vepštas, čia digresija šiek tiek, vienas iš kūrėjų tos garsios Sofija, kuri dabar yra Saudo Arabijos pilietė robotė. Jis labai išmintingai pastebėjo, sako, na tai čia aš sako, nekalbu apie dirbtinį intelektą, čia yra taikoma į matematiką. Jam tai yra taikoma į matematiką. Mes savo bandom išsiaiškinti, kas tai yra ir dėl to čia tos savokos skraido. Toliau, kodėl aš sureagavau į tai, ką Gintas pasakė, todėl, kad man atrodo yra kelios pakopos ir būtent ta bibliotekos vizija, jinai vis dar laikosi tokia, labai graži vizija, duomenų bazė dar galima sakyti, ir tai teisinga, bet kiti labai dažnai mąsto apie tai kaip apie įrankį. O įrankis yra kas kita, tai nėra biblioteka. O aš bandau galvoti ir dabar bandysiu toliau plėtoti tą mintį, kad net ir kaip įrankis čia mums yra dar nepakankamai dengianti savoka, nes tai yra partneris. Ir va čia visos baimės įsijungia. Kodėl aš apie šokius kalbėjau? Taip pat teisingai, kaip Gintas sakė, yra lyderis, yra tos mikroorganizacijos arba daugiaautorystė. Bet paimkim porą šokėjų. Abu jie yra autoriai, lygiavertiškai prisidedantis. Gal šiek tiek skirtingai ir panašiai. Tai vat, manyčiau, kad labai svarbu, čia nėra kritika to, ką Gintas pasakė, bet labai svarbu įžengti į tą zoną,
kalbantis apie visas dirbtinės funkcijas, kad mes čia susidurėme su tokia partnerystės forma, kada jau kaip su žmogum, kaip su tuo dirbtiniu veikėju pradedi dirbti. Ir va ta bendra autorystė tada yra panašiai kaip šokyje šoku su partneriu, kuris gyvas, o čia dabar tas dirbtinis agentas, su kuriuo man reikia šokti kažką tai, kad gautųsi rezultatas, aišku, jis yra negyvas. Tai vat šitas pakopos, kaip aš sakyčiau, duomenų bazės arba bibliotekos, toliau įrankio ir galiausia partnerystės yra labai skirtingos ir tikrai labai skirtingai galima kalbėti apie tai, kas vyksta. Tai čia turbūt Gintai tu reaguosi. Norėčiau pridurti, Gediminas užsiminė apie agentus. Iš ties dabar, kas domisi šiuolaikinio dirbtinio intelekto ir verslo raida, tai viena populiariausių turbūt temų kurti ne appsus, o agentus. Ir šitas agentas jau gali turėti ir vardą, jeigu norite išvaizdą. Ir šitas agentas kaip tik su jumis ir bendrauja. Jūs ne anonimiškai kreipiatės į ChatGPT ar kokį nors kitą dirbtinį intelektą, o kreipiasi jūsų, pavyzdžiui, kažkoks nors Džonas ar ne, ar Petraitis, kas tik norite, ar Onutė. Ir tas jūsų agentas, jis gali turėti ir jūs jam galite priskirti tam tikras teisės. Ta prasme, jis atstovauja. Žinoma, kad šiuo metu dar pasaulyje nėra visai sutarta dėl juridinių teisių šitų agentų, bet veikiausiai greitų metu tas dalykas atsiras, kaip su elektroniniu parašu, taip ir agentai dirbtinio intelekto bus bent kiek personifikuoti, ne ta prasme, kad tai mano draugas ar bičiulis, bet jis yra tiesiog agentas, kuris atlieka štai minėtas funkcijas, kurias dabar mes darome anonimiškai ir todėl galbūt nematome šito nuotolio tarp teksto, kurį norėtųsi, atrodo, pavogti, tiesioginė ta žodžio prasme. Ir kadangi jo niekas neatstovauja, jis kaip ir nukritęs ant žemės loterijos bilietas. O čia bus agentas ir sakys, ne, mielasis, čia yra mano. Taip, ir atsiranda derybinis momentas, bet čia kas šiek tiek žaidė su šitais agentais gali pasidalinti, kad visai smagu pasiderėti. Yra labai taip pat daug kalbų, kad tas agentas baisingai pataikauja. Mane pradėjo erzinti dabar, kai kalbėsi ir ten pradeda siūlyti. Na, tai žinot, jūs ten toj knygoje savo rašėte apie tai, gal čia jums galėtume tokią temą išplėtoti, nes sakau, nu gerai, nesikabinėk, aš čia ne apie tai, bet vis tiek kažką siūlo, toks labai paslaugus agentas, tai, gal bandys ir piktesnius kurti, bet čia atsiranda įvairios etinės problemos, ne tik teisų problemos, bet emocijos. Ir kaip tik Linas Vepštas ir minėjo, kad čia sunkiausias sritis yra emocinės sritis. Tos techninės, biurokratinės, pragmatinės funkcijos lengvai sutvarkomos. O dabar ar mes norime, kad tas agentas mus pabartų kaip sąžinė, ar mes norime, kad jis pataikautų ir panašiai. Ar mes, kaip Gintas sako, leisime jam daryti, kaip jisai nori, ar iš viso jis gali daryti, kaip nori, rinktis čia dabar tėvo variantą, draugo variantą, ar paslaugaus tarno variantą, ar čia mes turim rinktis, ar tie agentai renkasi. Daugybė tokių klausimų iškyla, bet čia, manyčiau, svarbiausia yra tas bendradarbiavimas, kad vis tiek kartu darai tą, ką darai, o autorystė tada, ką pasakysi, tas agentas Onutė čia kartu parašė, gal kada nors ateityje taip ir bus, bet kol kas lieka maždaug taip, kaip žmogus su automobiliu. Mes nesakom, aš čia atvažiavau su savo ten kažkokiu automobiliu, nes aš atvažiavau, tai ir dabar naudojimas šito dirbtinio agento, aš manau, tas pats, kas nori iš Kauno į Vilnių nuvažiuoti, gali pėsčias eiti. Jeigu nori pasiekti rezultatų, važiuoja automobiliu. Tai čia yra naujas automobilis,
mentaliniai plotmėj, tai yra dvasiniai plotmėj, kuris pakeičia greitį daugelio dalykų. Ir mes, kurie tuo užsiemam, ir toj pačioj bibliotekoje, tiesiog reali fizinė biblioteka reikalaus laiko ten vaikščiot, nueit nuo vienos knygų lentynos iki kitos, pasikalbėti su bibliotekininku, o dabar čia staiga viskas eina sekundžių dalimis, tau šita biblioteka tiesiog plūsta ir nebereikia sugaišti tiek laiko iki lentynos nueiti. Greitis atsiranda tas pats kaip automobilis, kuris mane iš Kauno į Vilnių perkelė. Tai aš čia tikrai nebūčiau tas technofobas, kur sakytų, žinot, ar dabar luditai sako, nereikia mums čia šitų dirbtinių priemonių, mes vaikščiosim pėsti. Patys suprantam, ką tai reiškia. Bet čia įdomus dalykas akceleracijos amžiuje šie agentai, kada pateikia ataskaitas apie kai ką, kaip apie patį ir kuris pats rašiai. Tai žinau, kad, pavyzdžiui, kai kurie mano gerbėjai, kurie nenori skaityti mano romano pavadinimo Lilimų knygos, tai jie paprašo dirbtinio intelekto, kad greitai jiems papasakotų. Ir ateina pas mane ir dėsto, kaip aš pasakyčiau kaip autorius, klaikias nesąmonės. Absoliučiai klaikias nesąmonės, bet su kokia problema aš susiduriu, tai, kad mano šitie gerbėjai klauso ne manęs autorius, kad aš sakau, ten jis prišnekėjo, kiekvienas sakinys yra netiesa, bet jie klauso dirbtinio intelekto ir to agento, kuris jų nuomonė yra absoliutus autoritetas, ką čia tas autorius gali žinoti, ką jis parašė savo knygoje. Jeigu dirbtinis intelektas, pasaulio naujoji valdžia, sako, kad parašyta yra tai ir tai. Ir neapsiginsi. Taip, aš tai šioje vietoje norėčiau įtraukti seną akademinę problemą, tai yra plagijavimą. Ir šioje vietoje mes turime daug etikos atvejų, apkaltinami magistrantai, apkaltinami doktorantai, čia Kauno technologijos universiteto rektorius, Baršauskas netaip seniai buvo apkaltintas dėl plagijuotos disertacijos, Avižienis, profesorius Avižienis, išeivijos lietuvis, rado įrodymų. Dar yra ir kitas dalykas, tas angliškai vadinamas self-plagiarism, kai tu nenurodai savo ankstesnius tekstus ir atkartoji. Aš pamenu, čia buvo tokių įvairiausių įtarimų dėl Leonido Donskio tam tikrų knygų, kad tekstas jau buvo kitoje kalboje, nenurodyta, kad vertimas, kad gal kažkur kitur tai buvo rašyta. Žinau atvejų, kuomet kultūros leidiniai atsisako išspausdinti ganėtinai garsių autorių tekstus dėl to, kad atpažįsta copy-paste žirklučių principų sukompiliuotą tekstą iš savo ankstesnių tekstų. Ir štai dabar dirbtinio intelekto epochoje naujoje mes susiduriam su šita galimybė labai greitai integruoti copy-paste tai, kas ne mūsų parašyta. Mes turime universiteto leidimą, berods ir Cambridge'as, Oxfordas jau taiko šitą, kad galima cituoti, reikia tik kabutes uždėti, nurodyti, kurią programą remintis, bet mes žinome, kad galima ir kabučių nedėti, tiesiog perfrazuoti, o pats to darbo didelio neįdės. Ir štai ta riba labai čia nusitrina, kur mes turime tada ta autorystė, ypač grožiniai literatūroje aktuali, nes čia ir teisinis dalykas, kam mes mokame honorarą. Dažnai apkaltinami kiti rašytojai, kad idėjas vagia.
Bet vėlgi, kaip Gediminas paminėjo, daugia autorystė šokiuose, grožinėje literatūroje tai yra taip pat žinomas fenomenas, tik tiek, kad jisai labai nuslepiamas. Dėl to, kad autorius nori savo vardą išsaugoti. Stephenas Kingas, jeigu kiekvienais metais išleidžia knygą po 1000, kartais 2000 puslapių, be abejo, jisai samdo rašytojus, kurie pagal nurodymus jo stiliumi rašo, o jis paskui susiredaguoja. Tai dabar ir ChatGPT ir kitos programėlės siūlo tokią paslaugą, kad galima parašyti grožinės literatūros kūrinį Tomo Kavaliausko, Gintauto Mažeikio, Sabaliauskaitės stiliumi. Tik tai įvesk pageidavimus, koks turi būti aprašymas aplinkos, kokių tu nori personažų, o stilių, žodyną jau atrinks. Tai vat aš į tai norėčiau dar atkreipti dėmesį, kaip čia vis dėlto tas plagijavimo klausimas, ar jis iš viso aktualus dar, ar galis beišnykstanti problema? Tai jeigu galima, aš iš karto į paskutinį reaguosiu, tai turbūt keisis vis tiek autoriaus samprata, autoriai turbūt kurs stilių, o paskui replikuos dirbtinom formom. Autorius ir yra tas, kuris sukūrė stilių, jeigu yra Ginto sukurtas stilius, tai yra autorystė stiliaus, o paskui kitas dalykas jau konkretus darbas. Aš manau, kad jeigu kalbant apie mokslą, ne apie grožinę, beje, tos ribos irgi keitėsi. Galilėjo Galilėjus dialogais parašė savo knygą. Ir man atrodo, reikia atrasti naujus žanrus, taip pat ir mokslo darbų publikavimui. Tai čia mus įves. Ir kaip sakot, Oksforde ar kituose universitetuose siūlo kabutės dėti. Neveikia. Manęs neįtikins jokios kabutės. Iš esmės, jeigu taip normaliai norėtum parodyti, ką tu nudirbai su tuo dirbtiniu agentu šnekėdamasis, tai turi tą dialogą ir publikuoti. Ir ten pasimatys tavo visi durni ir protingi klausimai, kaip ten durnai tas, reiškia, Simplicijus ar koks ChatGPT atsakė ar protingai. Ir tada gali skaitytojas susigaudyti, kas čia vyksta. Ir kame yra atradimas, ar kame yra mokslinė problema, ar jinai išspręsta, ar ne, ar išnagrinėta. Tai, man atrodo, žanrai turi keistis. Mes turim daugiau kūrybiškumo atrasti savyje, nes čia dabartinis taškų skaičiavimas, visa kita, 2 kartus už tą patį darbą, jeigu gauni taškus, čia mokslininkai iš to duoną valgo. Tai jau nebegerai, negali tą patį darbą 3 kartus atlikti ir tą pačią griovį, ar ne, iškasi vėl, užkasi vėl, iškasi vėl, užkasi ir gauni. Tai manyčiau, kad labai daug čia problemų Tomas atvėrė ir skirtingus aspektus galima atskirai nagrinėti. Pavyzdžiui, pirmas pavyzdys Baršausko Avižienės. Ten ta istorija yra, kad labai senas kažkoks tekstas yra ištraukiamas. Tai vėl santykis tarp skaitmeninių, analoginių, kur pasiklydusių senovinių dalykų, kurių niekas dar nenukopijavo, neskaitmenizavo. Ir tai vienas dalykas, kada persikelia iš analoginės erdvės į skaitmeninį. Kitas dalykas, kai skaitmeninėje erdvėje yra replikuojama, daugybę kartų atkartojama. Tai visą tą plagiarizmo klausimą ir saviplagiarizmas reikia išskaidyti į mažesnius gabaliukus ir gal net ir taisyklės bus skirtingos, žiūrint, kokį gabaliuką mes imam tyrinėti. Aš čia dar pridurčiau, pradžioje įvardėjau bibliotekos metaforą, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, bet lygiai taip pat galim įvardyti universitetą, bet kaip metaforą. Nes dirbtinis intelektas su visa savo, žodžiu, atvirų šaltinių ir neatvirų šaltinių aplinka, kurią jis naudojasi, iš principo jau dabar atstoja, integruodamasis į socialinius tinklus, socialiniai tinklai čia būtinai yra,
atstoja universitetą ir daugybė žmonių, kurie studijuoja, gali aptikti tokį dalyką, mano manymu visai normalų dalyką, kad per pats asmuo gali susirinkti geresnį komplektą paskaitų per socialinius tinklus ir bendradarbiaudamas, pavyzdžiui, nuo YouTube'o iki Reddito, kur yra didelės auditorijos ir labai kompetitingos, plus prieinami įvairūs tekstai ir darbas kartu su dirbtiniu intelektu nagrinėjant juos, kad tai yra daug efektyviau nei klausytis senamadiškų paskaitų universitete ir kurių lygis gali netenkinti jau šito asmens ir šito studento. Ir čia mes susidurėm, aš sakyčiau, su civilizacinė problema, o ne tik paprasta teksto problema, kaip mes gyvensim ir kaip mes būsime rytoj. Kol kas, pavyzdžiui, Vytauto didžiojo universitete aš matau tokį pranašumą netikėtą ir atrastą, kad jeigu vykdomos online studijos, kur labai, vyksta nuolatinė diskusija, pavyzdžiui, praktinės filosofijos magistro programoje, tai šitokios studijos gali būti ne mažiau patrauklios nei tos akademinės studijos, jau ne mažiau patrauklios, o ateityje gali būti ir labiau patrauklios. Bet dirbtinis intelektas siūlo dar daugiau nei šitos online arba nuotolinės studijos, tai pasiūlo visišką autonomiją nuo universiteto ir autonomiją nuo minėto būdo cituoti arba necituoti. Ir čia prisimenu aš tokį dalyką dar nuo Romos laikų, paplitusi, kurį Heideggeris pastebėjo, kad kas žmogus yra, žmogus ne tas, kuris gimsta, o žmogus, kuris tampa, skaitydamas ir diskutuodamas įvairius tekstus. Čia studija humanitatis principas. Tu skaitai, čia Bildung romanas atitinkamai, tu skaitai ir tu atsirandi. Kartu vadinasi ir ritualas, gali būti ir šokis, ir muzika įtraukta į čia. Bet kokiu atveju tu darai ir tu atsirandi, ir tu vyksti. Ir tavo atsiradimas kaip žmogaus gimimas nepriklauso nuo to, ar tu turi tą diplomą ar neturi. Ir štai dabartinio dirbtinio intelekto laikotarpio aš matau didžiulį galimą štai šito universitetinio įvertinimo arba autoritetingo įvertinimo nuvertėjimą. Visų tų pirmas į globalioje rinkoje, globalioje komunikacijoje. Antras dalykas, pačios rinkos nelabai ir domisi kartais universitetais. Aš kalbu ne apie valstybinės tarnybas, o apie laisvą rinką. Trečias dalykas, tu esi vertinamas pagal savo kompetenciją ir gebėjimą atlikti darbą, o ne pagal tai, kokį tu turi diplomą. Ir atitinkamai žmogus, norėdamas įgyti šitą kompetenciją, jis ją įgis kažkokiamis kitomis sąlygomis, nei tik tai pagal tai, ar jis plagijavo ar neplagijavo. Jeigu jis plagijavo, tai ir neįgis kompetencijos. Jis ir neturės šitos kompetencijos. Tai man šita nauja civilizacinė perspektyva yra visiškai neaiški. Aš jos nelabai suprantu, kas iš to dalyko bus, bet šitą ateinančią naują civilizaciją, bent jau aš kaip akademikas jaučiu kiekvieną dieną, kad jinai ateina ir aš nenoriu būti luditas, kuris laužys šitas dirbtinius intelektus ir kompiuterius, kuris prievartaus studentus, kad jūs visko atsisakykite, čiupkite štai Donelaičio metus ir skaitykite nuo pradžios pabaigos. Aš to norėčiau šitaip priversti atvirai, bet jaučiu kažkokį moralinį, skrupulą, kad taip nedaryčiau. Todėl, kad galbūt tik 2 žmonės iš 20 supras mane, ko aš noriu. Kiti 18 mane įvertins kaip luditą, kuris daužo ir gadina. Ir ką Tomas čia paklausė, tą elementarią problemą, kurią mes norime matyti, elementari problema, nenusirašinėk nuo Wikipedijos ir dirbtinio intelekto, iki labai didelės problemos, kad mes įžengėm į naują civilizaciją ir šitaip uždengdami akis savo, galim nepamatyti, kas čia su mumis vyksta. O su mumis vyksta toks dalykas, kad kai kuriuose disciplinose, jeigu studentas asmuo nebendradarbiauja su pasauliniais socialiniais tinklais ir dirbtiniu intelektu, tai jis neįgis reikiamos kompetencijos. Jis bus atsilikęs.
Nes jisai visada važinės taksi. Jeigu važinėjai taksi, nemoki vairuoti. Tai ir čia ta pati partnerystė, kaip aš kalbėjau. Nes šokyje yra du. Ir dabar mes, sutinku dėl civilizacinio lūžio, mes turėsime priprasti prie porininkų. Ir mūsų tie porininkai vis dažniau bus dirbtiniai. Ir mokytis poroje dirbti reikės daug, kaip ir su automobiliu. Ir abu turi padaryti savo darbą. Čia ir yra esmė. Jeigu tu galvoji, kad už tave viską padarys, tai ne, tu tik tai gauni stiprų porininką ir tada kapstaisi. Tai vat plagiarizmas yra tiesiog nedirbimas. Nedarai, kažkas kitas už tave padaro. Arba tu pats už save padarai, tik tai pats tas praeityje, o ne dabartinis. Tai čia kaip ir paprasta gaunasi. O kas yra sudėtinga ir nauja civilizacija, kaip Gintas ir minėjo, aš prieš tai pabrėžiau analitinį aspektą, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų yra daugybė dirbtinių funkcijų. Tai yra dirbtinė atmintis, dirbtinė vaizduotė, dirbtinis kalbos generavimas ir taip toliau. Jos vienos labiau pažengia algoritmizacijoje ir įgyvenime, kitos mažiau pažengia. Bet ateis tas laikas, kada judės dalykai į priekį. Dabar noriu vėl apgręžti į sintezės pusę. Ir pratęsiant Ginto mintį, juk ką mes, dirbtinis mokytojas, kas tas universitetas? Jeigu tu kalbėsi su to kažkokiu dirbtiniu agentu, klodu ar čatu, ir jisai tave puikiai išmoko, tai kam tau reikia filosofijos profesorius, tavo poreikiai patenkinti. Arba jeigu tau reikia psichologijos konsultanto ir turi bėdą, tai tu gali susirasti dirbtinį konsultantą ir jis daug pigiau arba iš viso nemokamai padarys tą darbą, kur tu daug labai turėtum mokėti žmogui. Ir dar drąsiau atskleistum savo visas socialiai nepriimtinas fantazijas. Be abejo. Tai prie šitų porų, darbo porose turėsim priprasti. Bet čia ir vėl, mes turim savęs klausti, ką mes savo dalį turim padaryti. Aš kaip poroj pratęs šokti, tai visiškai yra akivaizdu. Abu turi savo dalį padaryti. Tai tos galimybės, kurias suteikia dirbtinis mokytojas, dirbtiniai konsultantai, ką ten be paimsi, jos yra fantastiškos. Ir geriausia, aišku, kad studentai, aš čia net ir nebijau, mes čia truputį kaip savižudžiai jau kalbam su Gintu, net ir nebijau, jeigu kažkas dirbtinis geriau padirba tą darbą ir aš matau studentą, kad jisai daugiau naudos gavo negu su manim. Tai tegul tik tai mokosi. Rezultatas yra išmokti ir įgyti kompetencijas, kaip Gintas ir pabrėžė. Mums reikia, kol pereinamų etapų, mums reikia tada galbūt patiem išmokti to porinio darbo su dirbtiniais veikėjais, agentais ir tada mes tą praktiką perduosime kitiem, nes vis tiek viskas yra galų gale praktika. Ir tos praktikos perdavimas ir yra esminis dalykas. Tai čia galbūt tokia paskutinė profesorių kol kas dar matom funkciją, išmokti studentus, kaip galima protingiau pasišnekėti su klodu ar čatu, nes vis tiek labai daug priklauso nuo klausimų. Kaip mes žinome, tu labai dažnai, taip ir šokiuose, tai jeigu labai prastai šoki, tai ten nieko nesigausi. Tu gali su super profesionalu kažką bandyti padaryti, tai tas ir liks. Bet kada abu padaro pakankamai daug, tai jau gali toli nujudėti. Labai įdomu man šitas porininko tema, iš ties manau, kad labai svarbi. Gal ateityje žmogus ir bus jau turės savo tapatybę, būtent kaip porininko tapatybė, todėl kad bus neįsivaizduojama veikiausiai, kad tu gali ištrūkti iš šito
naujų daugiskaitą, sakysiu, dirbtinio intelekto aplinkos. Bet šitoje vietoje aš matau štai kokią problemą. Nes taip kaip Geminai jūs kalbat, išeina, kad yra vienas dirbtinis intelektas, jų yra daug, jie tarpusavį konkuruoja, jie gali pateikti skirtingą informaciją, jie dar nekariauja tarpusavyje, bet visada laukiama konflikto skirtingų dirbtinių intelektų. Ir tai reiškia, kad šitas vienas asmuo gali turėti ne vieną porininką, o keletą porininkų. Vadinasi, jis iš pradžių išmoksta su vienu porininku. Čia labai pritariu, labai gražios buvo metaforos su šokiais, tiesiog puikios ir viskam, kas čia buvo pasakyta, bet reikalas tas, kaip ir mūsų pasaulyje, šitas asmuo gali būti neištikimas savo porai. Be abejo, šitas yra įskaičiuota, beje, yra įskaičiuota. Ir tikrai bus daugybė, dabar akivaizdu, kad netgi turbūt grįšime prie tokio mąstymo apie tautą, kuri koncentruosis į kažkokią dirbtinį agentą. Kitaip sakant, lietuvių kalbos kultūra, kalba, mintis, viskas bus bandoma sudėti į tą porininką. Ir tada kiekvienas fizinis asmuo, lietuvis, jis arba porininką ims Lietuva, arba gali pasiimti kitą porininką Rusiją. Ir tikrai tai akivaizdu bus du skirtingi tie dirbtiniai galingi agentai. Ir jie konkuruos tarpusavyje, be jokios abejonės. Tai čia nacionalinių valstybių interesas ir tas eina. Man teko susidurti šiek tiek dirbtinio intelekto plotmėj Norvegų projektai, pats dalyvavau, klausiausi. Ir labai rimtas nacionalinio saugumo klausimas, kadangi mažos šalis nepajėgia kurti savo atskiros platformos, nes platforma yra viena, tas apsimokymo lygis yra akivaizdu, kad jisai negalės būti labai daug apsimokymo lygių, nes čia kiekis lemia. Ir tada sunku pasakyti, kiek, ne dabar kalba ir filosofai, ir technologai, kad labai juokinga, labai greit mes galim išeikvoti duomenis, nebesugebėsim daugiau duomenų sukurti ir tada jau atsiduriam ties riba. Dabar mes čia kuriam trupučiuką duomenų, kažkas tai video, ten atsiras įrašas, kažkokie pėdsakai, bet kiek ten tas žmogus gali prifilmuoti video ir yra ribos, labai greitos ribos prieiname ir kiekybiniu požiūriu turbūt yra tiesiog matematinė problema, ar tai bus keletas, ar tai bus tokia monopolija į vieną susives galiausiai, bet kad tai bus nedaug, tai visiškai akivaizdu. O toliau, pavyzdžiui, Norvegų atvejis, jie pasiema tą pagrindą ir bando Mistralį, ir bando OpenAI, amerikiečių, prancūzų, ir jie žiūri, kaip tai veikia su norvegų kalba, kitaip sakant, prijungiant prie nacionalinių duomenų ir nacionalinių reikalų. Pavyzdžiui, Šipstedas, gerai žinomas Lietuvoje, nors jie pasitraukė, pasiekė labai įspūdingų rezultatų antraščių rašyme. Žurnalistų grupė įvertino dirbtinį intelektą kaip to paties lygio, kaip aukščiausios kvalifikacijos žurnalistas, parašo puikiai antraštės norvegų kalba. Čia reikia norvegų kalbą parašyti. Arba policija naudoja ir panašiai, bet nacionalinėse valstybėse, žinoma, labai svarbu prižiūrėti savo kalbą ir savo kultūrinį interesą. Tai ta platforma yra įmama iš kažkokių, sakykime, partnerių ar draugiškų šalių ir toliau su jie dirbama, adaptuojant, kuriant savo, kaip galim sakyti, dirbtinį tautos agentą. Ir tada tu pritaikai visur, ir savo žiniasklaidoje, ir savo policijoje, ir kitas buvo pritaikymas gydymo sferoje, tas gydytojas diagnozė, kur irgi žmonės kalba savo kalbą, norvegiškai išaiškina, gydytojas išklauso norvegiškai, pirminė diagnozė, aš turime dirbtinį gydytoją. Ir kažkur paskui toliau juda dalykai.
Jo, Gediminai, ar jums kaip atrodo, ar štai dabar, kadangi Norvegijos pavyzdys tikrai yra puikus ir lietuviškam atveju aptarti, ir aš galvojau kažkada, kada mes kalbėdavom dar čia prieš 5-6 metus iki paplitimo to dirbtinio intelekto ir automatinio vertimo, kad Lietuvą nuo Rusijos propagandos saugo lietuvių kalba iš dalies. Dabar jau vis mažiau, jau įvairūs sukčiai iš viso pasaulio skambina tau lietuvių kalba, kartais baisiau, kartais ir visai gera. Ir, žodžiu, nori iš tavęs kažko tai išvilioti, vadinasi, tas kalbos barjeras ir kalba kaip mūsų tvirtovė, jinai pradeda truputį byrėti, bet vis dėlto to nepalyginsi, pavyzdžiui, su anglų kalba ar kitomis kalbomis, kur šitas dirbtinis intelektas tiesiog gali siausdamas siausti, ką tik nori išdarinėti. Mūsų kalba vis dėlto yra tam tikra prieglauda ir oazė. Bet mano tada klausimas būtų toks, ar nemanytum taip, kad būtent dialektai ir mažos kalbos gali turėti pranašumą žmogaus raidai, lyginant su tom didžiosiom kalbom, kai visiems atrodė, kad didžiosios kalbos išmanimas yra didžiulis pranašumas, bet didžioji kalba ir labiausiai yra išnaudojama visokiausių technologijų. Kai mažosios kalbos ir ypač dialektai ir unikali rašytojo kalba yra kaip prieglobstis užuovėje nuo viso šito dirbtinio šnekėjimo. Visiškai sutikčiau, Gintai, todėl kad vėl ir Norvegijos patirtis čia pratęsiant. Mes žinom tą keistą atvejį, kad yra dvi oficialios kalbos, tai tos didžiosios, viena likusi daniška bukmol ir naujoji nacionalistinė labiau nynoška, bet dialektai yra labai skirtingas santykis su dialektais. Tai pirmiausia, viešoje erdvėje labai lengvai ir plačiai naudojama. Man daugiausia laiko mokantis norvegų užtruko būtent dialektų. Ta tokia laisvė žmonių visur kalbėti dialektu, kur darbe, orų prognozėse ir čia iš tikrųjų nacionalinio saugumo klausimas. Kuo didesnė niveliacija, tuo lengviau yra paimama, tuo lengviau įkišti tą kirminą. Ir labai sutinku ir net iš kitos perspektyvos teko daug dirbti su UNESCO vizija. Nes UNESCO, kaip kalba, ta globalizacija ir niveliacija yra kažkas tokio, kas skurdina žmoniją. Ir įvairovė labai svarbu, ne tik bio įvairovė, bet ir kultūrinė ir kalbinė. Ir čia mūsų atsparumas labai greit mažėja. Ir labai svarbu tą įvairovę saugoti, ar tai būtų dialektai, ar kažkokios tradicijos, ar nedideli skirtumai. Ir tikrai kuo daugiau tų oazių bus, tuo, aš manau, mes būsime ir įdomesni, ir saugesni, ir netgi sugebėsime išlaikyti tą tokią aukštesnį informacijos ir mąstymo lygį, nes nesuplokštėsim. Tai šitas vertikalumo, čia filosofų tas pats, gal Heideggeris ar Merleau-Ponty, kada kalba apie vertikalumą, tai jie mąsto tokius dalykus kaip gylis. Ir aišku, kad dirbtinis intelektas dabar labai lengvai ima plotį. Bet dar pažiūrėsim, pamatysim, kaip bus su gyliu, nes čia yra kiti dalykai įsijungia. Ir dabar dar sunku sakyti, bet kaip pavyzdžiui apie emocijas, dialektai irgi yra intonacijos, tokie dalykai kaip ironija, jeigu tai yra tik tai labai nežymių išraiškų forma, ar ne, tai kiek suvaldys matematiniai modeliai, čia grįžtų prie taikomoji matematika. Įdomus klausimas iš tikrųjų. Taip, norėčiau aš atkreipdėmėsi į tokį pokytį, kad 90-ųjų pradžioje, dar ir 90-ųjų gal pabaigoje dar buvo visiškai įprasta internetinę veiklą
traktuoti kaip dalyvavimą virtualiame pasaulyje, virtualioji kažkokia tai medija. Šiandien mes nebesakome, kad esame virtualiame pasaulyje ir mūsų šis įrašas, mūsų pokalbis vargu ar kam nors atrodo kaip virtualus ir pamatėm, kad pasikeitė žodynas, sakome, socialiniai tinklai, socializacija ten vyksta ar Facebook'e, ar kur. Ir ar nebus taip, kad žodis dirbtinis intelektas išnyks, taip kaip išnyko virtualus pasaulis, nes tai taps visiškai persismelkęs reiškia intelektas mūsų gyvenimo dalis. Dar 96 metais, 98 metais, kuomet Garis Kasparovas Niujorke žaidė šachmatais prieš kompiuterinę programą, IBM atstovaujama, reklama, kad pritraukti dėmesio tiek žmonių, tiek kompiuterių programų kūrėjų, buvo pateikiama kaip žmogus, netgi žmonija, kuriai atstovavo Garis Kasparovas versus mašina. Ir kaip svarbu, reiškia, Gariui Kasparovui įrodyti dar egzistuojantį žmogaus pranašumą. Buvo pateikiama kaip konkurencija. Ir šiandien jau niekas nebenori žaisti oficialių varžybų prieš geriausias šachmatų programas, nes jau tiesiog išsisprendė ši dilema, konkurencijos nebėra, bet draugiškai naudojamos šachmatų programėlės įvairios mokymuisis. Naujos kartos daug greičiau tobulėja, dėl to, kad gali mokintis ne vien tik šachmatų treniruočių metu. Ir štai šis pavyzdys turbūt rodo, kad gal bus ir čia pokytis, kad mus draugiškai globos, grįžtu prie Gintauto minties, kad tas agentas bus įvairus ir mūsų antroji pusė, Gedimino metafora, nors čia gal dar trumpai grįžčiau prie galimybės ir išsaugoti individualizmą. Gedimino pavyzdys su šokiais. Na, aš šokių nelabai stebiu, bet kadangi ką tik praėjo žiemos olimpinės varžybos, stebėjau dailųjį čiuožimą ir labai aiškiai matosi skirtis porose, šokis porose ir individualūs pasirodymai, kurie dar skirstomi pagal programas, laisvoji programa. Ir ten dar išlieka tas individualumas. Va čia būtent tas autorius, be jokio partnerio. Tai tokios dar mintis, klausantis jūsų. Gal kas nors reziumuotų? Iš to, ką jau čia aptarinėjau, man pasirodė štai kas dar įdomu. Kadangi jau kalbėjome apie tą nuotolinį mokymąsi ir nuotolinį bendradarbiavimą ir vadinamosios kabutėse socialinius tinklus, man pavadinimas socialiniai tinklai labai nepatinka, bet nežinau, kuo jo pakeisti ir štai paaiškinsiu, kodėl. Aš jau daug metų stebiu su žmonėmis, kas keičiasi studentų bendravime, įvairių auditorijų, juk ne tik studentam aš dėstau ir kalbu, įvairių auditorijų bendravime, jeigu jie bendrauja nuotoliniu būdu arba susitinka pakankamai dažnai gyvai, kūniškai pavadinkime. Tai pasikeičia įsipareigojimo jausmas vienas kitam. Žmonės, kurie dirba ir mokosi nuotoliniu būdu, nesijaučia įsipareigoję vienas kitam. Jie gali nesidomėti vienas kitu, neskuba į pagalbą, kada reikia svarstyti kažkokį tai klausimą. Arba tas įsitraukimas yra grinai mechaninis, todėl kad štai kažkoks tai kitas lyderis, dėstytojas ar kas nors stebi. Kitaip tariant, nėra to moralinio įsipareigojimo ir arba jis yra falsifikuotas moralinis įsipareigojimas.
Ir štai dabar, kada mes kalbame apie autorystę, apie kitus dalykus, ten irgi yra susijęs su moraliniais įsipareigojimais. Tas moralinis įsipareigojimas yra labai smarkiai fizinis. Todėl man įdomu, kai Gediminas kalba apie šokį, kuris suprantama, kad tai yra fizinis, o ne distancinis, ne nuotolinis, ne skaitmeninis. Ir štai dabar aš įsivaizduoju, kada yra pateikiama mums nauja žinyje kaip dirbtinis intelektas. Tai taip pat manau, kad turi atsirasti lygiai tokia pat stipri ir galinga alternatyva mūsų sociobiologiniam įsipareigojimui. Kitaip tariant, jeigu yra viena, tik tam, kad žmonija išliktų įsipareigojus ir atsakinga, turi atsirasti ir kita. Tai, kas kompensuos šitą anonimiškumą, beveidiškumą, atstumą. Ir mano klausimas yra toksai, kur ir kokioje vietoje tas socialumas, fizinis socialumas, turi prasiveršti kaip alternatyva būtent tai dirbtiniai aplinkai. Pavyzdžiui, kada žiūriu į programuotojus, pastebiu tokį dalyką, kad jie nebenori programuoti namuose. Jiems reikia eiti į kažkokias programišių aplinkas, nes ten yra socialinis kūnas. Ir net per visą naktį, visai parą yra tokių erdvių. Jo, naujosios generacijos mokyklose atsisako ir netgi yra mada nebebendrauti ar sumažinti bendravimą socialiniais tinklais, atsiranda poreikis, tiesiog kultas fizinio susitikimo. Tai yra, aš nežinau, negalėčiau to sociologiškai pamatuoti ir įvertinti, kiek tai svarbu, matau tik tai simptomus ir įvertinti, bet atmenant žmonijos raidą visada tai buvo. Kai atsiranda mašina, kuri išstumia darbininkus, kai atsiranda mašina, kuri dabar išstumia intelektualus, nepaprastus darbininkus, būtinai atsiranda ir kita socialumo forma, biosocialumo forma, kuri kompensuoja visą šitą ir kompensuoja kitų būdų. Todėl tas civilizacinis lūžis man yra ne tik technologinis lūžis, bet ir socialinis, biologinis lūžis, kurio aš iki pabaigos nepermatau. Žinoma, kas čia iš viso gali permatyti, tikrai ir labai pritariu, jeigu mes galvom ir naujausių laikų net filosofijos ta kūniškumo tema, tai vėl ir vėl mes turim ją permastyti, nes vos nedaugybę kartų įsikūnijam ir išsikūnijam, paskui vėl kitaip reikia įsikūnyti ir tai vyksta ne tik filosofiškai permąstant tą buvimą, bet ir reikia praktiką sukurti. Neužtenka apie tai pagalvoti. Tai kad tos praktikos atsiras, aš pritariu Gintui ir jos bus, ir reikės tą kažkokį kūniškumą iš naujo formuoti. O kad dirbtinumo bus daug, bus, nes čia reikalauja efektyvumas, rezultatai ir panašiai, ir tie porininkai, tie agentai, jie padės geriau padaryti darbus ir efektyviau. Gal čia eis tas perskyra tarp darbo ir laisvalaikio. Sunku dabar pasakyti, kaip susiformuos, tikrai niekas negali numatyti, bet tikrai labai pritariu, kad gal net ir labai greitai tie pokyčiai įvyks. Ir viena, kas yra aišku, kad tiek ta sena filosofinė dvasios ir kūno dilema, čia reikės kažkaip išgyventi tą balansą ir derinti. Tiek akivaizdu, kad laiką mums reikės užpildyti. Mums laikas vis tiek yra duotas, kad kaip fiziniam žmonėm, ir tą laiką mes užpildome praktikomis. Ir aišku, gali tos praktikos labai skirtingos būti, gali ten scrollinti telefoną, patenkindama savo smalsumą. Ir viskas. Arba gali kalbėti su ChatGPT, artėdamas prie kokio nors naujojo DNR išradimų. Bet kad mes naujas praktikas išgalvosim ir kad tos praktikos mūsų gyvenime keisis, įskaitant darbą, įskaitant mokymasi, daug dalykų, neabejoju, kad keisis.
Dėkoju Jums labai už šias įžvalgas, už šią puikią diskusiją. Galbūt kitoje mūsų laidoje jau dalyvaus ir dar vienas mūsų partneris, pokalbio dalyvis, gal bus ChatGPT, gal bus kita programa ir galės apsiginti, replikuoti, mus papildyti. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų. Ačiū tau.